Pabaikime, ar ne? Nesugyvau. Galbūt paskutinį klausimą, kadangi mes artėjom prie 7. Būkime, kaip sakoma, mandagus vienas kitam, taip? Aš gal neteisingai supratau, bet jūs pasakėt, kad diskusijas dėl miško dar bus tęsiamas, kalbama su gyventojais. Bet jau yra pateikta poveikio aplinkai ataskaita, kurioje nurodyta, kad visas diskusijas jau baigtas. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, geležinkelio klausimas yra labai aktualus. Ir iš tikrųjų detalusis planas, kada buvo patvirtintas, tai atšaka jinai per mišką eina. Klausimas yra, ar leisim tai daryti ar ne. Medis nupjautas, medis atsodintas. Tokia vienareikšmiška yra pozicija. Tai aš ir sakau, diskusijos dėl to, ar mes ramunėlių auginimo fabrikas Klaipėdos tampam, ar vis dėlto gamybos zona. Su tuo reikės vienaip ar kitaip sutikti. Į šitą klausimą dėl miško aš galėčiau pasakyti tai, kad tai praktiškai dėl miško iškirtimo, geležinkelių plėtros, dėl dujų terminalo statybos, dėl dar kitų klausimų, kurie yra Lietuvai strategiškai reikalingi, mes galim tik tai ieškoti kompromiso. Ką mes iš to gausim, ką išlošim. Yra pasiūlymas, kad mes turėsim atsodinti, tada pasimkim kastuvus, atsodinkim mišką. O tas geležinkelis, nepriklausomai nuo mūsų, dėl Lietuvos gerbūvio ir viską jisai bus pastatytas. Ir priklausys ne vien tik tai nuo mūsų, o nuo Lietuvos valstybės strategijos. Jūs būtinai dar užsukite į pirmąją Melnragę ir pakvėpuokite dabar. Jeigu jūs kalbat apie pirmąją Melnragę, kaip užsukti viską, tada aš norėčiau pasakyti jums dar vieną dalyką. Ypač jaunimas, kada privažiuoja prie pirmos Melnragės, pasižiūrėkim, kur jie eina šlapintis, kur jie eina gerti alų, kur meto šiukšlės ir visa kita. Pasižiūrėkim ir visą šitą dalyką. Ir mazutas yra kitas dalykas. Tai tada jūs norit pasakyti, kad reikia uždaryti Klaipėdos naftą, reikia uždaryti Klasko, reikia uždaryti uostą ir tik tai atvažiuoti prie jūros, kaip visada lietuviai įsivaizdavo, padeginti savo plikas bambas ir atgal išvažiuoti į Vilnių. Jeigu tokia Lietuvos strategija, tada mums reikia atgal grįžti į Maskvos glėbį ir visiems bučiuoti. Jeigu jūs šitą strategiją norite gyventi, jūs ją pasieksit. Ačiū uždėmesį. Ir dabar susipažinom su Marija. Susitiksim rinkimuose, ponai, tada ir pažiūrėsim. Ne visada randa laiko tiesiog atsakyti į kažkokius spaudoje pasirodžiusius straipsnius ar pranešimus. Vis dėlto nusprendėme, kad vertėtų susitikti su jumis akis į akį, tiesiog pakalbėti apie nuveiktus darbus, apie tai, ką mes galim daryti, apie tai, ką galbūt blogai darome. Lauksime iš jūsų klausimų. Ir žvelgiant į auditoriją, tai ir bogai norėčiau pasidžiaugti, kad vis tik tai susirenka dar žmonės į politinius renginius. Dar sako, kad niekas Lietuvoje politika nesidomi. Prieš prasidėdamas aš noriu pasakyti, kad neapsigaukit žmonės eilinį kartą ir neužkibkit ant įvairiausių kabliukų. Nes kaip paprastai būna, savivaldos politikoje kartais nedaromi dideli žingsniai. Daromi žingsniai miestiečiams ir tam, tai norint daryti. Numeris 7 Povilas Vasiliauskas, buvęs taipogi ir miesto vadovas, miesto meras, Lezo valdybos pirmininkas. Iš tikrųjų, Lietuvos įstatymai kalba apie tai, kad valstybė visa Lietuvos kūrėsi iš viršaus. Ir bendruomenės išjudėtų, tai yra iš apačios prasidėtų tas pernešimas minčių į viršų, į vietinę, vėliau į aukščiausią valdžią. Klasko nenorim, Begos nenorim, dujų terminalo nenorim. Gerbėmieji, Lietuvoje yra vienas uostas. Ir šitoj vietoj mums reikia susitarti. Kandidatus kokiais kriterijais vertindami išaukština savo partijos kandidatus, nes pas jumis sąrašuose kiek mačiau buvo. Ir teisininkų, sporto įvairių, kaip sakot, atstovai. Ta prasme, kuriuose srityse tai yra jų tos kompetencijos visos. Dėkui. Jūs netaip mane supratot, netaikau aš konkrečiai jums, netaikau didžiąją dalį klaipėdiečių, taikau kartais tiem, ką aš pamatau per televiziją, o ką jūs nematot, kokie kiti veržiasi. Beje, kai kurie kiti veržiasi įvairiuose miestuose tokie, kurie tikrai vargu ar bus kompetentingi ir vargu kažką sugebės padaryti. O dabar kalbant. Klaipėdiečiai iš tikrųjų viena iš partijų yra išplatinusi tokį pareiškimą, kad šiandien ateitų būtent į šitą salę ir išprovokuotų mūsų partijos pasirodymą. Tai matom, kad jau žiedai dygsta iš to. Jūs
būtinai dar užsukti į pirmąją Melnragę ir pakvėpuoti, kad dabar... Jeigu jūs kalbate apie pirmąją Melnragę, kaip užsukti viską, tada aš norėčiau pasakyti jums dar vieną dalyką. Ypač jaunimas, kada privažiuoja prie pirmos Melnragės, pasižiūrėkim, kur jie eina šlapintis, kur jie eina gerti alų, kur meto šiukšlės ir visa kita. Pasižiūrėkim ir visą šitą dalyką. Ir mazutas yra kitas dalykas. Tai tada jūs norit pasakyti, kad reikia uždaryti Klaipėdos naftą, reikia uždaryti Klasko, reikia uždaryti uostą ir tik tai atvažiuoti prie jūros, kaip visada lietuviai įsivaizdavo, padeginti savo plikas bambas ir atgal išvažiuoti. Jau taip jau duot žodį, kažkodėl klausimų, ponas Valėjas. Mes nebijom, gerai, prašau. Kodėl ne? Prašau. Įsikabinės mikrofoną neduodat, ponė, žodžio. Gerbima vicemerė, bet man niekaip netelpa galvoti. Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 75% akcijų Klaipėdos energijos. Ir 20% va šita turi proteguojama bendrovė Fortum. Nu, bent taip man susidarė įspūdis. Jūs esate deleguota į Klaipėdos energiją stebėtojų tarybos pirmininkas. Kaip atsitiko, kad 2009 metais mes klaipėdiečiai už šilumą mokėjom brangiausiai. Nežinau, kaip pigu, jeigu jie gavo 25 milijonus gryno pelno. Yra taip, nes jūs nepaneigėt spaudoj. 5 milijonus skyrė dividendams. Ir tą 1 milijoną išsivežė šitą Fortum, kuri ir pastatys šitą deginimo šiukšlių gamyklą. Kodėl šiukšlės būtent? Todėl, kad šiukšlės irgi yra kuro rūšis. Deja, taip yra visur. Ir manome, kad jeigu mes dabar toliau pildysim šitą sąvartyną tokiais tempais kaip dabar, tai mums labai brangiai šiukšlių tvarkymas kainuos. Todėl ir mes, tai yra alternatyvus šaltinis, gerbėt prezidentę ar negerbėt. Gerai, prezidentė irgi už tai pasisako. Jūsų partijos, kaip sakant, programa nėra... Mes, matot, esame liberalai. Aš tokį baigiamą žodį noriu pasakyti. Esame liberalai ir vis tik tai manoma, jog kiekvienas turi atsakyti už save. Kiekvienas už tai išmestą kačiuką, už rūšiuotas šiukšlės, už surinktus dalykus ir taip toliau atsakysim. O jūs, ponai, nežinau, jeigu jūs ateisite valdžią, tai tada iš tiesų bus labai linksma. Taigi, ačiū. Kada vyrai bijo moters, tai mes labai išdarosi, kad jie visaplaudžiai yra. Jūs galvot, kad mes bijom, ne? Kodėl mes bijom? O kodėl mes bijom? Mes bendraujam. Todėl, kad moteris yra protinga. Jūs protinga, jo. Mūsų surinktus pinigus valstybė nemoka jokių mokesčių. Tai kur tuos pinigus? Jie žadėjo surinkti, nupirkti konteinerius, pastatyti tuos konteinerius, kad žmonės galėtų šviesti reikia visuomenę, kad rūšiuoti. Vokietijoje, pat žinot, ir visur kitur yra konteineriai nupirkti, pastatyti, įmetė bambalį plasmasinį, iškrenta euro centas. O čia nieko nenupirko už mūsų pinigus. Tegu paaiškina mums, kur jie tuos pinigus mūsų padėjo. Lengvai paimtų, viskas lengvai yra. Dar jūs pasakykite, dar patikau vadovams tiems. Mes nemokam bendrauti, aš taip galiu pasakyti. Aš jūsų labai noriu paprašyti. Niekas nėra kenkėjas, čia specialiai. Aš jūsų labai noriu paprašyti, kaip mūsų atstovos savivaldybės. Reiškia, tam Kratse, tam Bangų gatvėje, sėdi tas tamolis, aš atėjau pasiaiškinti dėl deklaravimo, kadangi buvo parašyta spaudoje, kad deklaruoti. Aš jau pasiaiškinti, man moteris pasiuntė aš atėjau tik tarp durį, pabeldžiau duris ir atidarau duris iš karto eiti. Jis prišoko prie durų ir neleidžia net į kabinetą įeiti mane. Tarp durį atsistojo ir jis mane varo lauk, nes pasiten kvadratukai, kubiukai, visokie velniukai laksto kompiuteriu žaidžia. Ir aš jam sutrukdžiau, o mes jį išlaikom, mes jam atlyginimą mokam. 100%. Ir mes